Sveiki atvykę į mano YouTube kanalą. Šiandien keliausime į Vokietijos sostinę Berlyną. Kelionę pradėjome braudamiesi pro didelę žmonių masę Miuncheno traukinių stotyje. Laukėme traukinio apie 2-3 valandas, kol atvyko greičiausias traukinys Vokietijoje. Prie traukinio vagonų laukė daugybė žmonių, kurie kaip išprotėję bandė užsiimti savo rezervuotas vietas. Eidami traukinio vagonais ieškojome savo vietos, kurią buvome iš anksto rezervavę. Traukinio patogumais buvome labai patenkinti, iš tikrųjų vietos buvo gana daug, judėti niekas netrukdė, tilpo ir kuprinės prie kojų, didelis tarpas tarp kėlienų ir kėdžių bei kondicionierių suteikė papildomo komforto. Pradėjus traukiniu judėti, pagalvojau, kad eisiu truputį apsižvalgyti. Kaip matome, visos visiškai vietos yra užimtos, tai parodo, ant kiek populiarus yra šitas maršrutas. Įėjus į tarpus tarp vagonų matome žmonės, kurie be rezervacijos visą kelionę gaus prasidėti ant savo lagaminų. Taip pat prieiname traukinyje esantį restoraną, kuriame galime patogiai atsisėsti, pavalgyti ir atsigerti. O ir kainos, kaip ir galima tikėtis, tokiam restorane nėra pačios pigiausios. Tai pavyzdžiui, kapučino puodelis čia kainuoja apie 4 eurus. Štai matome vieną poną, kuris negavo vietos ir gavo 4 valandas sėdėti ant žemės. O šiaip, bendrai paėmus, kelionė buvo visai nuostabi. Neskaitant vaikų, kurie sėdėjo priešais ir nedavė man ramybės visą kelią, bet tai tik, manau, smulkmena. Traukinys važiavo iki 300 km per valandą greičiu. Jei norite pamatyti, kaip atrodo toks greitis, stebėkite šią tvorą. Atvykus į Berlyną, pasiėmėme požeminį traukinį ir pradėjome savo kelionę iš Berlyno centro. Taigi sveiki visi, sveiki atvykę į naują kelionę. Tai šiandien esame Berlyne. Berlynas, Vokietijos sostinė, milijoninis miestas. Pačiam Berlyne gyvena daugiau žmonių negu visoje Lietuvoje. 2 dienų mums neužteks, aišku, aplankyti Berlyno, bet pagrindinius dalykus, manau, pamatysim. Visas tas dienas, kol būsim Berlyne, bus apie 30 karščio. Tai kaip nors iškęsim, nežinau. Kaip jūs jaučiatės? Gerai. Ką? Karšta. Karšta? Jo. Mūsų hotelis, socialinis hubas. Einam prisičekinti. Na va, sveiki atvykę į socialinį hubą, į mūsų hotelio kambariuką. Tai gavom visai neblogą kambariuką. Čia turim televizorių subraižytą. Čia lova. Kietoka lova. Aistė dėliojančią daiktus turim. Langas didžiulis. Ir viskas. Ir čia vakarių duris. Sakom, duris gražiai nuvalytos, matos su skudariuku. Čia vonia, tualetas. Nu, vonia, tualetas visai nieko iš tikrųjų. Nedaug vietos, bet normaliai viskas padaryta. Per langą matosi kiemelis. O čia vyksta šventelis. Nežinau, čia kažkokia šventė vyksta, čia išsidėlioja maistus. Čekiną patys turėjom pasidaryti, viską ranką įsivedė, taip toliau. Pasirodo, čia labai daug studentų netgi gyvena, kas irgi yra keista čia. Čia toks kaip studentų gyvenamieji namai, aš nežinau, kaip jie čia įsinuomoja. Tai va, dabar susidėliojam biškį daiktus, apsitvarkom, turim dabar 6 vakaro ir pagalvojam, kur išeisim į miestą. Problema tame, kad 9 valandą jau temsta, tai turim porą valandikių, turim dar šviesos. Tai kažkur nulėksim. Sakėm, keistas tas mūsų viešbutis čia. Ir parduotuvė, ir viešbutis viename. Ten va tas kiemelis, mes ten iš viršaus žiūrėjom. Bet čia ir apsikirpti gale, ne? Ir pavalgyti. Nu va, pasiėmėm Aistę paspirtuką, o aš elektrinį dviratį. Dabar važiuojam į senąjį oro uostą, iš kurio yra padarytas parkas. Jo, uždarytas didžiausias kažkada buvęs Europos oro uostas Berlyne. Tai dabar ten yra parkas padarytas, tai dabar važiuojam tenai. Varom.
Nu, kaip sekas? Biški. Jo, labai traška tavo paspirtukas. Manau, tai normaliai visai. Navigacija įsijungiam, va. Čia va parkelį žmonės čilina. Laukia, kol saulė nusileidžia. Na va, radom ir Aistei dviratį, va, tyr. Žvėrio dviratį. Sveiki atvykę į oro uostą. Geras. Kiek žmonių. Tai žodžiu, nuo to laiko, kai oro uostą atidarė čia žmonėm patiem, tai labai populiarumas padidėjo. Labai žmonės pamėgo šitą vietą, galim sakyti. Atvažiavom prie pačio pagrindinio įėjimo, galim sakyti, ar išėjimo. Prie Berlin Tempelhof. Man taip atrodo. Jo, kažkada čia vyko veiksmas. 60-ais atsidarė šitas oro uostas, o kada užsidarė, nežinau, man atrodo, po Berlyno sienos griuvimo, tai bus 90. Ne, vėliau biški. Ne? Prieš Vėliau. Gal 2000-ais. Kažkas apie 2000-osius jo. Bėgioti čia sportuoja. Ir bėgioja, ir sportuoja žmonės, ir važinėja su dviračiais. O jas. Ir šašlykus matykė? Jo, leidžia aitvarus. Čia belia kiek vietos. Į vidų įeiti gali tik tai su gidu, nes paprastai vaikščiot negali. Tai ten irgi papasakoja apie sovietinius laikus, kai buvo šitas oro uostas veikiantis. Oro uosto bariukas. Ką? Vienas bariukas tik tai. Jo, tai pabandysim ratuką tokį atvažiuoti ir tada eisim pasivaikščioti, nes jau už valandos laiko saulė leidžias, tai jau nebėra mum laiko realiai. Nu va, pasidėjom dviratukus, dabar Aistė ledų pasiėmė iš autobusiuko. Labai gražiai saulė leidžias. Sakom, žmonės šiandien netgi vabutus turi su vaizdu tiesiai į oro uostą ir į saulėlydį. Už Berlyno alaus paragausim, o Aistė kolos. Be cukraus. Be cukraus dar. Na va, išgėrėm gėrimus, dabar einam į požeminį traukinį, važiuosim į Mustafos kebabinę. Ar eilių bus, nebus, tai pamatysim viską. Na va, dabar beveik nieko nesimato, atvažiavom prie įspūdingosios kebabinės, prie kurios stovi koks 100 žmonių. Dabar yra 21 valanda. Ir tiek daug žmonių dar stovi, laukia. Neina patikėti. Čia visi tie žmonės va laukia ten. Išėjom iš eilės. Nelaukėm eilėj, žodžiu. Pralaukėm valandą laiko, pajudėjom 3 metrus tik į priekį. Žodžiu, neįmanoma laukti tenai. Tai dabar užsakėm, kurių vis geriau. Kompensacija. Už laukimą. Toks tas pusdienis, pusė dienos su traukiniu prakeliavom, su dviračiais prasivažinėjom ir pavalgėm. Rytoj bus daug daugiau veiksmo ir įdomiau. Ate. Nu va, labas rytas. Sveikinamas tiesiai iš viešbučio. Mes jau už visą dieną prisivalgysim, žinau, kad labai geri pusryčiai. Pasirinkimas labai didelis. Tai va, ką įsidėjom mes? Lašišos, biški, duonų, salotų, čia žodžiu visokių gėrybių. Čia po to blynai, vaisių biški įsidėjom. Arbatos tie, čia sūriai visokių.
Papusryčiavom, išėjom į lauką, šiaip ne taip. 1,5 valandos užtrukom, kadangi labai daug pusryčių buvo, nespėjom valgyti. Nemažai žadam miesto pamatyti, pagrindinių vietų, tai dabar važiuojam tiesiai į Brandenburgo vartus ir po to eisim aplinkui, žiūrėsim, tyrinėsim miestą po biškį. It's going down like a rodeo. It's going down like I told you so. It's going down like a rodeo. It's going down like I told you so. I hope you're all here for the ride. Come inside, cause it's going down tonight. Only here for one night, no lies. Come and saddle up a ride. Need a yeehaw, you know how yeehaw. Taigi atvykom į pagrindinę Vokietijos širdį prie Brandenburgo vartų. Nežinau, ar būna laiko, kada būna mažai žmonių čia. Ne. Iš visokių šalių, visi tik nusifotkint nori, visi nori pasidaryti bučinio nuotrauką prie vartų. Karo laikais vartai apgriauti buvo. Daužyti viskas čia va. Čia buvo. Čia va, iš šonuose nieko nebūdavo čia. O dabar varomės į žydų kapinę, čia yra prie pat vartų. Ar jūs pasiklydote tarp kapų? Aš irgi pasiklydau, nežinau kur eiti. Čia yra labirintai, čia yra atminimas žuvusiesiems. Žydams. Žuvusiesiems žydams. Čia labai gerai yra karštą dieną, kadangi pavėsis nuo šitų yra geras. Tai va taip atrodo, tarpai, ateikit, pažiūrėkit. Į vieną pusę, į antrą pusę. Kalnai kalniukai padaryti tokie specialiai, vienas aukščiau, kitas žemiau bokštelis. Eini ir nežinai, va, iš čia išlys, neišlys. Eidami pakeliui čia vienas prie kito yra istoriniai objektai. Šalia Brandenburgo vartų yra Vokietijos Seimas, Deutsche Bundestag. Taip vat atrodo šitas pastatas įspūdingai. Žinokit, 700 žmonių. Kiek? 700 seimūnų yra. Čia norėjom į vidų įeiti, bet čia reikia prisiregistruoti jau prieš 2-3 savaitės. Ir sakė, jeigu vyksta kažkas irgi neįeis. Tu turi kažkaip užgaudyti tik tas dienas. Nu va, atėjom prie pačio pagrindinio molo. Vien parduotuvės. Nu, apsipirkimo centras, ane? Jo. Google'ai parašyta ne 50 000 vertinimų vien šito molo. Per 4 aukštus molus. Tai va, pačiam centre. Atkreipkite dėmesį į šviesoforus. Kokios formos. Maži berniukai. Stabdo eismą. Tu sako, eikit. Kas čia yra? Siena buvo. Žiūrėk, kokia aukščio siena buvo. Sienos likučiai čia. Vidury miesto. Per patį vidury gatvės, va. Per gatvę tenai tolyn. Nochmal ein 4,5 Kilo Hammer gegen 75 Kilo Gewicht. Und jetzt hauen wir das Ding los. Hack, hack. Slalom. Come on. So, nicht zu unterschätzen. Komm, rein! Komm, das kriegst du hin! Bravo! Nu, ponia, kur dabar esame? Apžvalgos aikštelė tokia padaryta yra ant vieno čia daugia aukščio 25 aukštas lygtais. Su liftu į 25 aukštą užkilom per porą sekundžių. Čia skaitos sakė gidė, kad čia yra greičiausias liftas Europoje. Ir turim nuostabų vaizdą. Geriau negu nuo Berlyno bokšto. Nuo televizijos bokšto. Nu.
Žiūrėkit, žydų atminimui kiek daug vietos paskirta. Wow. Na va, dabar atvažiavom prie dar vienos įspūdingesnės vietos. Tai yra senovinė bažnyčia, pastatyta 1890 metais ir per karą buvo labai stipriai apgriauta, bet po to vėl modernizuota. Ką jūs galvojat? Išorės atrodo gražiai, kaip apdegus. Tai buvo apdegus per karą. Toj bažnyčiai yra 22 000 stiklo langiukų tokių padaryta, netikėjau, gidė pasakė. Jo, iš išorės mes galvojam, kad čia net ne stiklas, bet kai įeini į vidų, dienos šviesa kiaurai pradeda šviesti langelius ir gaunas tas toks šviesos efektas mėlynos spalvos, tai labai įspūdingai atrodo, kai realiai matai. Einam į pagrindinę šalia esamą bažnyčią. Čia, kaip sakiau, kai buvo apgriauta bažnyčia karo laikais, po to atstatė. Stogai aplūžė. Va, matos dar griuviesiai va čia pačiam šone. Ten su metalais sutvirtinimai yra. Nu, tokia jo, apdaužyta gerai buvo karo laikais. Na, Aistė atėjo iki burbulinės arbatos, labai ieškojo, kur nusipirkti, atsigauti, nes yra 30 karščio. Nu, paragau, koks skonis. Kaip rūgšto, ne? Ne, bet labai gerai. Nėra labai toks. Ne? Bet tokį reikėjo didelį butelį pasiimti. Va, atvažiavam su Ubanu dabar į parką. Europos parką. Sakė, Aistė, kaip Lietuvoje jaučiasi, va, takeliai tokie pramindyti. Čia sakau, kokios plytelės, čia kaip pas mus Lietuvoje būna tokios. Daugiabučiai, ten tokie senovinės stiliaus irgi. Tokių nestatydavo pas mus. Įdomiai, kad tas vienas miestas, o tai toks skirtingas. Už sienos visai kitoks miestas gali būti. Dabar toj prieisim Pergalės tokį kaip bokštą, galim sakyti, kur vokiečiai pastatė po karo, kai laimėjo karą su danais. Padarytas per patį vidurį žiedo. Na va, Pergalės bokštas. Atėjom šiaip ne taip, čia reikėjo per tunelį eiti, nes šis žiedas nėra nei vienos perėjos. Čia yra, žodžiu, tas bokštas Pergalės ir šitas kelias eina tiesiai iki pat galo, o pačiam gale, va, Brandenburgo vartus matom. Čia kiek žmonių buvo po Pergalės, kai pastatė šitą aplinkui visą žiedą. Nu, atėjom šiaip nedai. Užlipam patį viršų. Kiek laiptukų? Va, įėjom, priėjom vėl pagrindinę traukinių stotį. Va, kaip atrodo futuristiškai. Pagrindinis pastatas su shopping centru ir traukiniai, žodžiu, po apačią atvažiuoji, ten po to gali į viršų pakilti ir apsiprekinti. Atvarėm į pagrindinę traukinių stotį. Kiek čia parduotuvė? Nedaug. Laivo.
Buvom Vareviai, nusipirkom biški vaisių paragauti. Širdis biški atsigaus nuo karščio. Tik vaisius tą galim valgyti. Čia va, šalia pagrindinės stoties Berlyno. Futurium muziejus apie ateitį. Ateities muziejus. Einam apsižvalgysim biški. Važiavom vėl prie sienos Berlyno. Čia va ateidavo tiesiai per šitą pastatą, kurio aišku anksčiau nebuvo. Čia buvo siena jo. Visur yra paliktos žymės mieste, kur buvo siena. Kas įdomiausia šitoj vietoj, tai ta siena parėjo iš tenai. Čia keliavo iki pat galo. Ten vat užsilenkė palei tą šoną ir ten va parkeliavo atgal. Tai čia tokia plotas vienas. Vienos pusės čia, žodžiu, vakarai buvo, čia buvo rytai. Nu, bandysi peršokti. Čia užsilipk ir varyk taip. Pam! 5 metrų aukščio siena. Nu. Jau dar metro vėla ant viršaus. Čia ne vėla, čia yra. Ne, nu dabar ne, bet anksčiau buvo. Ai, dabar vėlos neuždėjo, dabar uždėjo tik tą. O kiek šita Berlyno siena eina per Berlyną? 45 km mieste eina ir 120 km už miestą. Aha. 175 km. 175 km pastatė va šitos gražios sienikės. Čia va postai būdavo, kur sargybiniai saugodavo, bet jau nugriauti. Bokšteliai tokie, kur sargyba budėdavo pastovi dieną naktį. Mirė visokiais skirtingais tikslais. Vienas ant tvoros pasikorė, kitas susižeidė, gal kitą nušovė, kitą į kaliūzę pasodino, nukankino, aš nežinau, visaip. Bet nemažai žmonių, nerašo kiek. Vieni jauni vyrai sakė, neturėjo ko prarasti, sako, visada lipdavo. Tai tiesiog. Bandyt laimę. Bandyt laimę. Čia iš vis buvo viena siena, 2 sienos. Ir čia dar tie sudėti apsauginiai. Kaip ir sakiau, va 2 sienos buvo, čia viena ir ten koliukai apsauginiai. Įdomi, per vartų šeini. Tiek aptrupėjus tą sieną, eina savo. Tie va jau išlindė. Postas originalas va, milicininkų, kurie kontroliavo viską. Ten va postas buvo, čia buvo siena. Nu ir čia va šitas namas, yra va kaip nuotraukai 90 metais va šitas namas. 8-9 metais, kaip vaikai žaidė su sienos likučiais. Dar nebuvo nieks nugriauta, dar viskas šviežiai buvo. Po to griovimai prasidėjo, labai ilgai irgi truko, kol viską sutvarkė. Statė ilgiausiai ir griovė ilgiausiai po to. Tenai bažnyčią nugriovė, tai čia ta proga pastatė tokią va kapelę medinę. Sėdi ponia va viena kapelį. Kas per meno kūrinys? Mėsą kaip jauna 3D su peiliu. 2 kilometrus kokius gal nuėjau. Įdomių visokių faktų parašyta. Kur buvo pabėgimo kažkokie tuneliai, kur bandė pabėgti. Buvo požeminiai tuneliai iškasti, kai bėgdavo žmonės. Eina savo, neina patikėti. Pasiėmėm vėl dviračius pasivažinėti vakarui. Dabar kitokius biški. Mieste biški sudėtinga. Labai žvalgytis reikia. Eismas labai didelis. Atsisėdom čia prie traukinių stoties antroj pusėj. Pasiėmėm atsigert biški. Tavęs netraškina? Ne. Ir laukiam laivo, kol atplauks. Atsigėrėm biški, palaukiam ir nuotaika pagerėjo. Paskutinis plaukimas šiandieną, kadangi saulė leisis už valandikės 19:30. Nu jo, toj pat, realiai. Tai 20 eurų už bilietuką, iš viso 40 eurų. Ir pasiplukdysim valandą laiko po upę. Įsėdom į laivą, į patį galą. Nežinau ar gerai, nes čia variklis, man atrodo, yra gale.
Vietos gana daug, vanduo gana švarus ir nusimato valandos laiko turas. Romantinis dėl to, kad saulė leidžiasi. Saulei leidžiantis einam dabar į miestą, pasiieškosim kažką valgyti, kažką surasim. Burgermeisterį norim nuvažiuoti, bet ten su 6 persėdimais. Iki 4 dirba, gal sulauksim. Einam dabar va čia, per pievas. Grįžom namo, šiaip ne taip parėjom namo. Tai žodžiu, šiandien buvom burgerių valgyti. Restoranas irgi įsikūręs labai įdomioj vietoj, po tiltu, virš kurio važinėjasi traukiniai ir tarp gatvės iš abiejų pusių mašinos važinėjas. Viskas labai greitai vyksta, klientų labai daug, užsakymus priiminėja tiesiog labai greitai ir numeriukus tik išmušinėja. Vieną po kito burgerius dalina. Pati burgerinė tokioje įdomioje vietoje dėl to, kad buvo moterų ir vyrų tualetas atskirai. O patys burgeriai, žodžiu, jie neatrodo labai išvaizdžiai, bet iš tikrųjų yra labai skanus. Bulvytės irgi visai nieko, tai žodžiu, bendrai sumavus, viskas super. Tai va, tai grįžom namo, ilga diena, produktyvi diena, labai daug patyrėm ir susitiksim rytoj. Iki rytojaus. Rytas, labas visiems, sveikinamės vėl iš Berlyno. Aplankysim visas vietas, kurias vakar neaplankėm, nebespėjom, nes vakar buvo labai intensyvi diena. Jo, tai dabar einam į Alexanderplatz, tenai dar aplinkui bokštą pasivaikščiosim. Po to varysim prie Berlyno sienos tenai, kur yra grafičiai visi išpaišyti. Po to dar, jeigu laiko bus, dar į muziejų vieną kitą nueisim. Prie istorinės vietos, pačios širdies Berlyno. Prie televizijos bokšto bei prie Neptūno fontano. Dabar ir labai anksti ryte, bet randam ir tokių žmonių va, miegančių. Popiečio miego. Čia ne vienas, čia daug kartų matėm. Nu, bet čia ne Čekija, Čekijai baisiau buvo. Čekija ant kiekvieno kampo guli visi. Ypač iš po penktadienio arba šeštadienio. Nusprendėm dabar varyti į pagrindinę Berlyno katedrą. Tai esam jau prie jos. Va kaip atrodo pagrindinė Berlyno katedra. Čia vat laivai plaukioja iš vakar. Tušti. Užlipom į Berlyno katedros apžvalgos bokštą. Kiek laiptukų? 300. Kiek prakaito lašelių išliejai? 300. Atitinkamai laiptelių skaičiai. Kiekvienas laiptelis. O, vaizdas gražus. Kaip čia taip reikia apsirengti, aš neįsivaizduoju. Nu va, žiauriai šiandien karštas, tikėjausi, kad bus biški šalčiau, bet visiškai vėjo nėra, tai gal sulauksiu žaibų vakare.
O dabar laukiam autobuso. Turi autobusas atvažiuoti ir važiuosim prie Berlyno sienos. Berlyno siena, kuri yra nutapyta visokiais grafičiais tenai. Nu va, atvažiavom prie Berlyno sienos, prie populiariausios sienos, nes čia daugiausiai yra jos neišgriautos, palikta taip originaliai. Tai va, jie eina per visą miestą, va tenai va prasideda, va čia. Ir tolyn eina. Kitur va išgriautai važiavimai tokie palikti. Tai vaikštom palei tą sieną, pirmyn atgal čia. Ir žiūrim yra va viešbutis laivas, kuriame gali nakvoti, va, jeigu labai nori. O tenai yra vienas seniausių tiltų iš po karo laikų paliktas Berlyno. Irgi labai spūdingai atrodo, raudonų plytų. Vakar su dviračiu jį pravažiavom, tai naktį nesimatė, kai važiavom burgerius valgyti. O, mes vakar pro jį pravažiavom? Su dviračiais. Su paspirtukais. Vakare, tamsu neklėsime. Aistė nesuprant, kaip tokie, kur butelius renka, išsinuomoja dviračius. Su tokiu dviračiu elektriniu važiuojant kainuoja 1 minutė 30 centų, jisai renka butelius. Vienas butelis kainuoja 25 centai, tai gaunas taip, kad jisai turi greičiau negu per 1 minutę po 1 butelį surinkti, kad jam atsipirktų tas važiavimas. Čia taip logikos nėra, aš neįsivaizduoju. Tu turi turėti išmanų telefoną, programėlę, turi PayPalą turėti viską, kad tau nuskaitytų tais. Arba, nežinau, nelegaliai, tu niekaip jo nepasimsi. Nu gal, nežinau. Kosmosas. Bomžiai važinėja su elektriniais dviračiais. O čia prie įžymojo paveikslo didelė eilė žmonių, kurie nori nusifotografuoti. Tai čia taip paprastai nenusifotkinsi. O dabar toj pasuksim prie įžymojo tilto. Kaip jis vadinas, ponė? Nežinau. Aš einu nieko nežinau. Kas čia mušas vėl? Mušas vėl? Juodavodžiai mušas, ką darysim? Visur pykčiai, visur viską. Šiandien labai daug pykčių matau. Mušas, vien motinas. A, kur pinigai iškrito ir pradėjo pulti vieną kitą. Aš jau buvau sigandus. Šiais laikais moteris piktos yra. Tai va, čia tas tiltukas jau prasideda. Ir vamžiai mėlyni. Aš galvoju, kad tik rūžavi yra, bet yra ir mėlyni, matai. Atėjom prie pat vandens. Šiukšlynas. Šiukšlynas Berlyne. Čia gal bomžiai kažkokie miega, ar nežinau. Čia matėm rūbai primėtyti visokie. Įėjom dabar vėl čia palei sieną ir prie pat buvo, kur vakar burgerius valgėm. Tai va čia tas tiltas. Viršai važiuoja traukiniai, čia va mašinos važiuoja iš tos pusės, mašinos važiuoja iš tos pusės. Garsas belekoks. O čia anksčiau buvo tualetas. Dabar gamina burgerius. Dabar atėjom į kitą pusę tilto. Tiltas pastatytas 1896 metais. Atlaikė karus, žodžiu, buvo apgriautas, aišku, kaip visada. Bet išsilaikė gana geriausiai iš visų tiltų ir čia ir seniausias tiltas Berlyne. Bet užtat kvapai kokie čia. Eiktų savo. Kam? Čia bomžių jų susirinkimo vieta ant kiekvieno kampo. Bet čia ir sysiai, ir kaką padaro visi. Čia labai gerai užeini už kolonos ir pasidarai. Nelyja, gali va miegoti. Geri namai. O ko ne? Na, pasiėmėm vėl dviratukus. Važiuojam į centrą. Čia va sieną paliekam stovėti. Dar pastovės. O mes lekiam va. Smagiai važiuojas. Dabar atėjom vėl į savo vietą, čia jau galim sakyti mūsų vietą. Alexanderplatz ir čia yra virš Radisson viešbučio dangoraižio supynė, ant kurios gali nuo stogo suptis, tai va taip atrodo. Čia ne kiekvienam, ne? Taip, vektorai nori? Aukščio nebijai? Čia nugalėti baimiai gali, o tokį pasidaryti savo. O nuo viršaus va šitaip nuotraukos atrodo. Galim pamatyti.
Dabar varom į muziejų. Pažinti kūną geriau. Išėjom iš žmogaus pasaulio. Kas tau paliko didžiausią įspūdį? Organai visi. Organai paliko įspūdį. Taip, mūsų žardynas labai įdomiai. Per ilgas. Per ilgas 7 metai. 1,5 valandos užtrukom viduj, bet tikrai 20 eurų apsimoka šiaip. Įdomu, jo, įdomu. Aistė nusipirko kavos, sakė labai šaltai, rankom susišildė. Geltoną. Paro. Pagedusią kavą kažkokį. Pelėsis įsimetė jau. Taip. Atėjom į Babelplatz. Čia gražiausias Humboldo universitetas. Didelė aikštė. Ir čia šitos aikštės vidury 1920 kažkelintais metais sudegino labai daug knygų. Čia buvo tragiškas įvykis. Tai čia atminimui pastatė va tokį langą į apačią, per kurį gali matyti sklepą, kuriame yra tuščios knygų lentynos. Bet va matos, va tenai lentynos apačioje eina. Čia kur buvau pasakojęs tie šviesaforai, kur yra žali, raudoni žmogučiai einantis. Tai čia yra netgi visa parduotuvė padaryta tokia, nusipirkti suvenyram šito. Guminukai visokie su šviesaforų žmogumu. Ampelman. Čia yra šviesaforų žmogeliukas. Kokių nesąmonį sumastam. Atėjom į vieną pačių populiariausių vietų Berlyne, prie praėjimo sienos tarp rytų Berlyno ir vakarų Berlyno. Žodžiu, čia buvo siena tarp rytų ir vakarų Berlyno. Čia skirdavo, tenai buvo postas. Čia buvo kaip ir vartai tokie įvažiuoti. Čia kontroliuodavo visus patys pagrindiniai vartai. Čia atėjom prie skamerių tokių, kurie apgaudinėja žmonės. Open. Taip, tai dabar matome nelegalų gatvės žaidimą, kaip apgavikas judina dėžutes ir jis tai daro pakeldamas jas šiek tiek, kad maišymo metu jūs kartais iš tikrųjų pamatytumėt kamuoliuką iš šono. Apgavikas iš tikrųjų pašalina kamuoliuką būtent per paskutinį savo maišymo judesį. Visi šitie bendrininkai turi vieną labai svarbią rolę, jie sukuria veiksmą, kad žaidimas atrodytų patrauklesnis pašaliniams stebėtojams. Nu ką papasakos apie tos vagis? Išsiaiškinom, kaip jie veikia. Jie visi susivienyje yra, jie tipo žaidžia. Bet labai gerai matosi, kai stebi iš šono. Matos murzės vyrų. Čia kaip griovė sieną, va. Užtruko biški laiko, kol išgriovė. 85 metais, va, kokia siena buvo. Čia buvo rytai, o čia buvo vakarai, va. Siena. Čia buvo tokia siena 65 metais, dabar tik tą bokštelį paliko kaip prisiminimui. Buvo rytai ir vakarai, o čia Čarlio checkpointas buvo su amerikietiškam sektoriui vakarų. Kas dujų kaukių nori nusipirkti? Arba kepurių sovietiškų. Gražiai tau tiktų ta kepurė, va čia dabar vasarai. Kur atvažiavom dabar su Ubanu? Visokie tailandiečiai gamina skirtingus maistus, azijiečiai. Paragausim gal ką nors. Jeigu nebus blogai, po to. Skanu minai. Una poquita. Con canela. Mit canela. Ja. Alles zusammen.
Haben Sie gleich eine Tüte? Nee. Man tu užsisakai papajos salotų. Ką mes čia turim? Čia turim papajos salotas. Aplamai papaja yra biškė aštroka tokia. Oi, koks aliejaus buteliukas geras. Nu va, biškį užsiaštrino mane. Prašym, kad nedėtų čili, rodėm. Ne, čili nedėkit, bet vis tiek buvo čili. Dabar eisim ragauti tavo patiekalų ir nusipirksim kažką atsigerti. Ais jau pradėjo savo pavasario rolius valgyti. Su ryžiais, daržovėm, Ir mėtos, su vėžiagyviais. vėžiagyviais. Nu, valgoma, ar ne? Keistas skonis. O dabar kažkas egzotiško ryžiai su mango, su padažu. Ir dar turim mango gėrimą, va. Viskas dera gražiai. Skanaus. Sezamo desertas, nu paragauk tą muilą. Močiai ar mošiai, kaip čia vadinasi. Tailandietiškas. Kas nori? Žemė. Kaip skanu, palauk. Čia su smilčius ar kažkiek? Jo. Čia Viktoras norėjo, tai imk, pabaik. Gerai, ačiū labai. Kokie tavo įspūdžiai? Leka. Ne, šiaip skanu. Nieko negali sakyti. 3 eurai apsimokėjo mokėti. Jei dabar yra Reivo kažkoks festivalis, visas žiedas, visas eismas uždarytas, dabar belė kiek žmonių ir labai keisti žmonės visi tokie. Va tokie va visokie eina. Aista tiek sėdynę nusimažino, kad važiuoja kairėliukas dabar. Atsisėdus. Reivo prisižiūrėjom, dabar einam pasėdėti ir apmastyti. Nu va, ant pačio galo susiradom, kur atsisėsti. Aista va. Skrūlino. Instagramina po biškį. O užsisakėm, va, aš kokteilį pasiėmiau. Aista limonadą. Už paskutinę dieną kelionės. Paskutinį vasarą. Stiprokas. Gerai, tada 2 intensyvios dienos Berlyno parėjo. Kokteilius atsigėrėm. Ir dabar varomės tiesiai į viešbutį namo. Per lietų. Užsibaigė paskutinė diena su lietum. Nuplovė visą karštį. Gerai, rytoj važiuojam namo. Susimatysim kitose kelionėse. Iki greito. Ate. Still the one that